Trys paršiukai. Kitą kartą gyveno trys paršiukai, trys broliai. Visi jie buvo vieno ūgio, rubuiliai, rausvi, su vienodom, linksmai užsirietusiom uodegytėm. Net jų vardai buvo panašūs – Nif-Nifas, Nuf-Nufas ir Naf-Nafas. Visą vasarą jie vartaliojosi po žolę, šildėsi prieš saulutę, lepinosi klanuose. Bet va atėjo ruduo ir saulė jau ne taip kaitriai šildė. Metas mums pagalvoti apie žiemą, pasakė kartą Naf-Nafas savo broliams. Aš visas drebu nuo šalčio. Imkim ir pasistatykim namą. Žiemosim savo drauge po vienu šiltu stogu. Bet jo broliai nenorėjo imtis darbo. Suspėsim, žiema dar toli, mes dar pasilinksminsim, pasakė Nif-Nifas ir vikstelėjo per galvą. Kai prireiks, aš pats pasistatysiu savo namą, tarė Nuf-Nufas ir atgulė į klaną. Na, kaip sau norit. Tuomet aš vienas statysiuosi, pasakė Naf-Nafas. Jūsų nelauksiu. Dienos ėjo vis žvarbyn ir žvarbyn, tačiau Nif-Nifas ir Nuf-Nufas dykinėjo nuo ryto iki vakaro, žaidė kaip dera paršeliams, šokinėjo ir vartėsi per galvą. Ir tik tuo met, kai didysis klanas šalia kelio apsitraukė plonų ledeliu, broliai tinginiai pagaliau ėmėsi darbo. Nif-Nifas nusprendė susiręsti pirkelę iš šiaudų. Jis taip ir padarė. Ir štai pavakarę šiaudinis namelis jau stovėjo, o Nif-Nifas patenkintas linksmai dainavo. Kai namelį pastačiau, niekur tokio nemačiau. Nuf-Nufas netoliese taip pat statėsi savo namuką. Kad būtų greičiau, surentė jį iš šakų ir verbų, stogą apvertė sausais lapais ir uždainavo. Mano nuostabus namai, tai namai, čia nebaisus net griausmai. Eime pas Naf-Nafą, pažiūrėsim, kokį namą jis pasistatė, tarė Nuf-Nufas. Kažkodėl mes jį seniai bematėme. Eime, pažiūrėsim, sutiko Nif-Nifas. Ir abu broliai, labai patenkinti, kad jiems nieko daugiau nereikia rūpintis, dingo už krūmų. O trečiasis brolis Naf-Nafas šit jau kelios dienos įnikęs statė. Jis prisivilko akmenų, prisikasė molio ir rentė saugų tvirtą namą. Jis įstatė namui sunkias ąžuolines duris su sklendėmis, kad vilkas, atsibastęs iš gretimo miško, negalėtų įsibrauti. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas nustebo. Kas čia? Namas paršiukui ar tvirtovė? Paršiuko namas turi būti tvirtovė, ramiai atsakė Naf-Nafas tebedirbdamas. Ką, gal tu vilko bijai? Pradėjo juoktis broliai. Jokių vilkų nėra. Ir mums vilkas nebaisus, eik tu kvaiša įkimsus. Taip garsiai dainuodami paršiukai ir prižadino po pušimi miegojusi vilką. Koks ten triukšmas, nepatenkintas urzgė piktas alkanas vilkas ir nušuoliavo į tą pusę, kur žvygavo ir kriuksėjo du maži kvaili paršiukai, visiškai nenujausdami, kad vilkas seka jų pėdomis. Paršiukai jau buvo bepradedą dainuoti, kai staiga prieš jų akis iš krūmų išlindo tikras vilkas. Jis buvo toks baisus, kad Nif-Nifui ir Nuf-Nufui nugaromis perbėgo šaltis, o plonos uodegytės ėmė tankiai tirtėti. Vargšai paršiukai žviegdami ant viso miško leidosi bėgti. Niekada jiems nebuvo tekę taip greitai dumti. Švitruodami kulnimis ir keldami dulkių debesis, juodu skuto kiekvienas į savo namą. Nif-Nifas pirmasis atbėgo prie savo šiaudinės pirkelės ir vos suskubo užtrenkti duris prieš pat vilko nosį. Tučtuojau atidaryk duris, suriko vilkas. O jei ne, tai aš taip papūsiu, kad visas tavo namas nulėks.
Ne, sukriukė Nifnifas, neatidarysiu. Tuomet vilkas ėmė pūsti. Nuo stogo nulakstė šiaudai, namas išsisklaidė į visas pusės. Vilkas kaukštelėjo dantimis prie pat paršiuko kulnų. Bet Nifnifas greitai apsisuko ir šoko bėgti. Po valandėlės jis jau buvo prie Nufnufo durų. Vos suskubo broliai užsisklęsti, išgirdo vilko balsą. Tiek to, nenoriu ėsti šių perkarusių paršiukų. Geriau einu savo namo. Bet vilkas nė negalvojo pasitraukti. Kai paršiukai visai nurimo, jis pasiėmė vieskailį, apsisiautė juo ir tyliai pasibeldė. Nifnifas ir Nufnufas labai išsigando. Kas ten? Paklausė juodu ir jų uodegėlės vėl ėmė tirtėti. Tai aš, vargšė maža avelė. Plonu svetimų balsu pralemeno vilkas. Leiskite man pernakvoti, atsiskyriau nuo bandos ir labai pavargau. Avelę galima įleisti, pasakė Nufnufas. Avelė, ne vilkas. Bet pravėrę duris paršiukai išvydo ne avelę, o tą patį aštreiltį vilką. Broliai užtrenkė duris ir iš visų jėgų jas užgulė, kad baisus žvėris negalėtų įsiveržti. Vilkas labai širdo. Jam nepavyko gudrumu nuveikti paršelių. Jis nusimetė vieskailį ir suriko. Na, palaukit, iš šio namo tučtuojau nieko nebeliks. Ir jis, kad ims pūsti. Nuo stogo nulakstė lapai, sienos drebėjo, bet namas vis dar tebestovėjo. Tačiau, kai vilkas papūtė 5. kartą, namas susverdėjo ir griuvo. Siaubo apimti paršiukai šoko bėgti. Iš baimės linko jų kojos, drebėjo kiekvienas šerelis, džiūvo nosys. Broliai dūmė į Nafnafo namą. Vilkas vijosi juos milžiniškais šuoliais. Jis buvo tikras, kad šį kartą paršiukai nuo jo nepasprūs. Bet jam vėl nepavyko. Nifnifas ir Nufnufas nei gyvi, nei mirę atbėgo prie Nafnafo trobelės. Brolis juos įsileido. Vargšai paršiukai buvo taip išsigandę, kad nei žodžio negalėjo ištarti. Jie tylėdami šmurkštelėjo po lovą ir ten pasislėpė. Nafnafas iškart susivokė, kad juos vejasi vilkas, tačiau jam nebuvo ko bijoti savo mūriniame name. Jis greitai užsklendė duris, atsisėdo ant kėdutės ir garsiai uždainavo. Ir pasaulį jog žvėris, jog žvėris, jog žvėris, neįslinks pro šias duris, šias duris, šias duris. Bet kaip tik šiuo metu pasibeldė į duris. Kas ten? Ramiai paklausė Nafnafas. Atidaryk, neklausinėjęs, atšiauriai sukriokė vilkas. Ir negalvoju, tvirtu balsu atsakė Nafnafas. Ak taip, na laikykitės, dabar suėsiu visus 3. Pamėgink, atsakė kitapus durų Nafnafas. Jis žinojo, kad jam ir broliams nėra ko bijotis tvirtame mūrinėme name. Tuomet vilkas įkvėpė kuo daugiau oro ir papūtė kiek tik pajėgdamas. Tačiau, kaip jis besistengė, nei vienas net mažiausias akmuo nepajudėjo iš vietos. Vilkas net pamėlynavo, namas stovėjo lyg tvirtovė. Tuomet vilkas ėmė trankyti duris, bet jos irgi nepasidavė. Vilkas iš piktumo ėmė draskyti nagais sienas ir graužti akmenis, iš kurių jos buvo sumūrytos, bet jis tik apsilaužė nagus ir atkando dantis. Aha, va per šį kaminą aš pateksiu trobon, nudžiugo vilkas. Atsargiai užsiropštė ant stogo ir įsiklausė. Viduj buvo tylu. Vis dėlto užkrimsiu šiandien šviežios paršienos, pagalvojo vilkas ir apsilaižęs šmurkštelėjo į kaminą. Bet vos tik jis ėmė kaminu leistis, paršiukai išgirdo šnaresį. O kai ant katilo dangčio ėmė birti suodžiai, išmintingasis Nafnafas tučtuojau suvokė, kas yra. Jis greit puolė prie katilo, kuriame ant ugnies virė vanduo, ir nuvožė jo dangtį. Maloniai prašom, tarė Nafnafas ir mirktelėjo savo broliams.
Nifnifas ir Nufnufas jau buvo visai nurimę ir laimingai šypsodamiesi žiūrėjo į savo protingą ir narsų brolį. Paršeliams neteko ilgai laukti. Juodas kaip kaminkrėtys vilkas murktelėjo tiesiai verdantį vandenį. Niekada dar jam nebuvo taip skaudėję. Jo visi plaukai pasišiaušė. Klaikiai kaukdamas vilkas lėkte išlėkė pro kaminą ant stogo, juo nusirito žemėn, persivertė 4 kartus per galvą, prajojo ant savo uodegos šalia užsklęstų durų ir nunėrė į mišką. O 3 broliai, 3 maži paršiukai, žiūrėdami jam iš paskos, džiaugėsi taip sumaniai pamokę piktąjį plėšiką. Nuo to meto broliai ėmė sutardami kartu gyventi po vienu stogu. Štai ir viskas, ką mes žinome apie 3 mažus paršiukus – Nifnifą, Nufnufą ir Nafnafą.